kanalą ir šiandien aš sugrįžtu su dar vienu Lego Dots unboxingu. Tiksliau, praeitą kartą buvo ne unboxingas, praeitą kartą mes su Linute atgaminom savo apyrankės, kurios yra nerealiai fainus ir... Palauk, sekundę. Kur kas geriau. Tačiau šiandien mes turim dar linksmesnis dalyką, tiksliau, 3 linksmesnius dalykus, tai yra Lego Dots. Palaukit. 1, 2 ir 3. Šiandien mes turim 3 Lego Dots rinkinius. Nuotraukos rėmelis, pieštukinė, papuošalų laikiklis. Aš jums noriu padaryti review, tokį mažą review, ir tada kartu pabandyti juos surinkti. Visų šitų Lego Dots principas yra lygiai toks pats kaip ir šių apyrankių. Pirmasis dalykas, kurį rinksimės, bus... Jūs palaukite savo eilės. Pirmasis dalykas, kurį darysime, bus nuotraukų rėmelis. Matot, čia yra skirtingų jau pagamintų paveikslėlių pavyzdžių, arba galite juos kurti visiškai savus. Kadangi aš kaip ir sakiau, mano kūrybiškumui reikia laiko įsijungti, aš bandysiu kopijuoti vieną iš šių šuniukų. Ir man atrodo, kad rinksiuos šitą pilką, nes man jis labai mielas. Gauname tokią dėžutę, kuri yra suskirstyta skyreliais. Žinokit, man nieko turbūt nesmagiau gyvenime už Lego. Man taip patinka Lego. Pažiūrėkit, kokios nerealios spalvos. Ir tada čia turim pilną Lego Dots detalyčių, su kuriamis galėsim dekoruoti savo nuotraukų rėmelį. Ir čia gaunam tikrą įkvėpimą, kur yra instrukcija. Mes galim rinktis baltą, rudą arba pilką. Aš kaip ir sakiau, rinksiuos pilką. Ok, kai man patinka Lego. Dabar aš laikausi instrukcijų ir dekoruosiu pagal kažkokį tai pavyzdį. Tačiau jūs galite išsigalvoti įvairiausių piešinių, įvairiausių raštų, visko. Nu, man baisiai patinka, aš negaliu, žinokit, negaliu. Dabar reikia kažkaip sukurti savo meno kūrinį. Kažkaip aš netaip čia padariau. Žiūrėkit, kaip atrodo mano pirmas skaičiukas. Ir dabar svarbiausias dalykas. Pažiūrim, kaip jis veikia kaip nuotraukos rėmelis. Tadam! Geras. Aš tik ne per centriuką uždėjau. Va. Geras. Ir va tai va. Ir kačiukas, ir Eliza kačiukas į mane žiūrės ir šypsosis man nuo stalo. Tai yra pieštukinė ananasas. Čia yra net ananaso šakelė šita. Kaip man exciting, kad yra šitie dalykai, realiai. Atėjo iškilmingas momentas mūsų ananasiukui uždėti šonus. O dabar, žiūrėkit, mes turim jau ananasiuko pagrindą. Crazy. Ir dabar darysim ananasiuko stogelį. Mes darom kempiniuko namą. Ok. Mes turim Lego pieštukinę. Ok. O kas čia? Mes dar galim dėžutę pasidaryti. Aš negaliu patikėti. Tadam! Aš tikrai noriu padaryti šitus sakinius. Žiūrėkit, koks kietas čia kaip aš. Neskau, kad aš kieta, bet aš mėgstu akinius. Ir čia iš karto yra šitų akinių detalės. Čia mano mėgstamiausias dalykas, kokį esu padaręs gyvenime. Žiūrėkit, tipo antakiai, akiniai, tada žandukas, tipo parauktas ir burnytė. Žiūrėkit, mano ananasiukas, dabar padariau tokių taškiukų. Ir tada paskutinis dalykas, kurį šiandien unboxinsim ir pagaminsim, yra šitas papuošalų laikiklis, debesėlis. Aš nerandu detalės, kurios man čia reikia. Ai, čiagi šita, žinokit. Oi, čia dar ne visas detalės išimtas. Mano jau regėjimas prastėja pasirodo. Supratau. Jums iš tolo atrodo... Aš tikrai viską išmėtysiu. Jums iš tolo atrodo, kad čia tiesiog pilkos detalės. Ne, jos blizgančios sidabrinės. Mes pabaigėm pirmą dalį šitą. Turime imtis kitos dalies. Ir tai yra... Aš nesu tikra. Mes tuoj... Čia išvirkščioj pusė reikia daryti. Bums. Tikrai nesitikėjau.
O, supratau, ką dėliojau, bet taip sunkiai man čia. Aš nesakau, kad čia sunku, aš sakau, kad man čia buvo sunkiai. Su mano kuku kartais būna taip jau. Reikia dabar padekoruoti šitą dalykėlį, tai mes dekoruosim pagal instruktažą. Žiūrėkit, ir mes dabar padarysim kabliukus savo papuošalams. Tiesiog dabar visus taip reiks sukišti. Eik tu savo. Tadam! Ir dabar, šiaip tai žinokit, visiškai nuoširdžiai, aš jau dabar galėčiau nieko čia nedekoruoti, nes man labai patinka šitos spalvos neutralios tokios. Bet dėl smagumo, kol kas išsiimsiu, kad būtų patogiau paguldyti, padarykim kažkokį raštą va čia va. Tadam! Viskas, ačiū labai, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad jums buvo smagu. Parašykite komentaruose, ką galvojat, parašykite komentaruose, kuris iš šių Lego Dots produktų jums atrodo įdomiausias ir fainiausias. Ir susitiksim kitame mano video. Iki!